kad tą kūną partempt, turi samdyti 4 žmonių ekspediciją ir tas kainuoja maždaug ten nuo kuo aukščiau, tuo brangiau, bet taip vidutiniškai apie 100 000 eurų. Tai artimieji dažnai neturi tų pinigų ir tiesiog pasirenka, kad tas kūnas ten gulėtų. Tinai pasirinko, sako, ne, sako, įmam antras. Su to, jeigu kūną kremuoja ir atsiunčia į namus. Mirtis visada alsuoja tau į nugarą, visada jinai šalia, girdi, kad kažkas numirė, kniego griūtis palaidoja žmonės, žingsnis po žingsnio pasidaro didžiausi gyvenime dalykai. Po mažą žingsnelį neužlipi dideliais žingsniais, bent vieną mažą žingsnelį žengi jau daugiau negu nieko. Ką daryti, kai 8790 metrų aukštyje tenka peržengti mirusio žmogaus kūną ir eiti toliau? Mes dažnai sakome, kad mūsų tikslai per sunkus, bet retas žinome, kur iš tikrųjų yra mūsų riba. Kas vyksta žmogaus galvoje mirties zonoje? Kiek realiai kainuoja tokia svajonė? Ir ką kalnų disciplina išmoko apie sprendimus čia, apačioje? Šiandien studijoje alpinistas ir asmeninis treneris, šį gegužį įkopęs į Everestą, Tomas Tuglys. Tomai, pats pirmas iš karto nuo aukščiausio taško. 8790 metrų. Prieš tave žuvęs alpinistas. Tu žinai, kad jis žuvo leisdamasis nuo viršūnės. Tau dabar reikia peržengti jį ir kopti iki viršūnės ir tu žinai, kad grįžimo kelias vis tiek per ten. Kas tuo momentu dedasi galvoje? Žinau, kad sutiksiu negyvų žmonių tenais, nes buvau daug skaitęs, bet apačioje galvoju vienaip apie tą dalyką, kažkaip romantizuoji kažkiek, o viršui, kaip žinai, kad ir tu gali tam prigulti truputėlį kitaip pradedi mąstyti. Tai pirmas dalykas, aišku, tavo smegenų veikla ten sulėtėja, mąstymas sulėtėja, gana sudėtinga mąstyti ir kažką racionaliai galvoti, bet vis tiek pamastai, kas bus, jeigu bus ir kažkaip tuo momentu prisimeni visus tos dalykus namuose paliktus ir labai supranti, kad savo gyvenimą statai ant kortos ir iš tikro verčia permąstyti daug dalykų, bet kažkaip galvoji, kad tavo protas melagis gal kažkiek bando tave apsaugoti ir bandai vis tiek lipti ir eiti. Lieka su tavim toks įvykis, ne? Ilgesnį laiką. Taip, lieka ir žinai, kad ten ėjo žmonės ne šiaip savo ten pateko, irgi ėjo su svajone, įdėjo labai daug darbo, savo laiko ir taip prigulė, tai tikrai priverčia susimastyti ir viduj paliečia. Man labai įdomu apskritai, žinai, mes pakalbėsime ir apie finansus, ir apie sprendimus, ir apie riziką, kur su šeimyna reikia susitarti dėl kiek rizikų prisiemam ir kaip šitas parametras toliau veiks, nes Everestas užkoptas aukštesnės viršūnės, manau, tik tai Marse, iki Marso dar toloka šitoje vietoje. Pajudinkim dar tą kelionę, vis tiek, užlipai iki viršūnės, leidės žemyn, buvo problemų, ne? Buvo problemų įvairių ir visada sako, kad visokių force mažorų ten nutinka ir gali būti fiziškai bet kiek kietas ir pasiruošęs kuo puikiausiai, bet yra tas sėkmės faktorius ir ta pati gamta, kalnas pats, tai kartais dalykų nesuprognozuosi, taip ir man buvo ir tą būtent šį sezoną labai daug lipo alpinistų, nes Kinijos siena uždaryta ir ilgą laiką buvo uždarytas Kumbų ledynas, pro kurį reikia praeiti, norint lipti į viršų. Ir tada gavosi taip, kad visi vienu metu išėjo ir, ne vienu metu, bet labai taip susispaudė visi žmonės ir prasidėjo didelės eilės ir mes pralaukėm labai daug eilėse ir mes turėjom deguonės įrangą, o ta deguonės įranga pritaikyta tam, kad tu eitum, nestovėtum eilėse. Ir vienu momentu man tiesiog lipant į viršų šalo tą deguonės įrangą, o leidžiantis žemyn tiesiog pasibaigė deguonės, kas lipa ir sakė, kad sėkmės kūdikis, kad pavyko neatsijungti, nes kai tokia aukšti tiesiog pasibaigė deguonės, tai atsijungti gali 1-2 ir pats to nesuprasdamas tiesiog ten ir likti. Mirties zona. Mirties zona. 8+. 8 realiai. Nuo 8-0. Įvardinai ledyną. Aš, jeigu teisingai, Kumbų, jo. Įvardinai jį ir aš kitame skaičiau įrašę, kad tai buvo viena baisiausių vietų. Šiaip daugumą sakytų, žinai, Everestas, Everestas baisiausias pačiam viršui. Dabar ledynas, apie kurį net ne visi yra girdėję. Kas čia per daiktas, kaip tai veikia? Gali truputį išsiplėšti tą vietą? Taip, tai Kumbų ledynas yra pakankamai neaukštai, jis yra nuo bazinės stovyklos 5 km 300 metrų iki 6 km, toksai easy, iki 6 km 100 metrų, iki pirmos stovyklos. Tai pakankamai neaukštai lyginant su Everestu. Dėl to jis pavojingas, kad tu ten negali prognozuoti nieko, jis juda, jis kiekvieną dieną pajuda bent jau 0,5 metro.
ir jis keičiasi, krenta ledynai, atsiranda plyšiai ir gali belia kuriuo metu taip nutikti. Ir tu ten negali prognozuoti, tiesiog eini po didžiuliais ledo luitais ir jie nežinai, kada nukris. Viršui tu tiesiog pasitikė savo jėgom, rankom, savo kojom ir žinai, kad kiek tavo rankos gali išlaikyti. O ten tiesiog laimės faktorius ir kada jie nukris. Ir vienas žinau, kad prieš tai sezonas, gana senai, 2014 metais, jis taip ir nukrito ant 14 alpinistų ir žuvo visi iš karto. Mes ir šį sezoną radom, neaišku, kieno ten kūnas buvo, bet buvo išplautas vienas kūnas toks jau visas suiręs, matėsi tik alpinizmo įranga, ten kur jinai tokia geležinė jau neįranti, bet visas kūnas suiręs, likę kaulai ir iš kažkur jis išplaukė va tas. Tai aš gal ir šiaip gyvenime tų dalykų vengiu, kur aš negaliu kontroliuoti. Taip ir čia labai kažkaip buvo baisu, kur tu negali kontroliuoti, nežinai, kada jis nuvirs. Aišku, kažkiek mes bandėm prisitaikyti, bandėm eiti, kaip ir visi alpinistai, jį bando pereiti naktį, išeini 12 nakties, kada nešviečia saulė, kada yra šalta, šalčiausias metas, kadangi mažesnė tikimybė, kad jie kris. Bet mes kai ėjom kažkurio metu, nes ten daug kartų reikia per jį pereiti, norint priprast prie to aukščio, lipi žemyn, aukštyn, vėl žemyn, vėl aukštyn ir taip žaidži. Tai einant, mes tik praėjom ir už mūsų 3 alpinistai ir jis smuko vienas ledas ir tuos 3 alpinistus užkrito. Mes kai išeinam į kalnus, mes neturim jokio ryšio, tai nežinom, kaip ten jiem baigėsi, tik nusileidus tam po kelių dienų. Sužinom, kad viskas gerai išgyvena, bet aišku, į ligoninę, ten daug lūžių ir taip toliau, bet tas sukrečia ir tu pradedi žiūrėti tuos ledo luitus, galvoji, kad bet kada gali užkristi ir ant tavęs taip pat. Kas galvoje vyksta, kad, taip sakant, tą susidėlioji ir suvaldai visą tą nerimą, žinai, suvaldai, kad tu žiūri, žinai, ir kojas, tai ne tik tai viršų, žinai, visą tą laikotarpį. Taip, tai tame kalne gal ir prieš tai buvusiuose kalnuose mano Manaslu, kai lipau ir į šitą, ta toks mirtis visada alsuoja tau į nugarą, visada jinai šalia, girdi, kad kažkas numirė kažkur ledas, ne ledas, sniego griūtis palaidojo žmonės ir ta mirtis visą alsuoja tau į nugarą ir yra didžiulė baimė ir tu turi pastoviai gesint, galvoti apie kitus dalykus ir tu ten būdamas, supranti, kad savo gyvenimą pastatė ant kortos ir ten kaip niekur kitur, gal dėl to žmonės dažnai traukia į tuos kalnus, į tuos didžiuosius kalnus, kad didžiulis noras yra išgyventi. Toks didžiulis instinktas. Čia kai būna mes žemėje, tu kažkaip apie tai nepagalvojai, tiesiog kartais įsiveli į tą rutiną, iš tos inercijos gyveni ir gyveni. O ten beprotiškas noras išgyventi ir noras grįžti namo, vėl patirti tuos visus dalykus, dažniausiai galvoji ne apie materialius dalykus, ne apie daiktus, o apie paprasčiausius dalykus, kaip basas per žolę vaikštai, per rasą basas praeini. Grįžkim dar truputį atgal galbūt į tą pradžią, nes vis tiek Everestas kažkurio momentu tikriausiai šoko mintise, kad yra tikslas, kažkur toli. Tu negali paimti ir sekančiais metais pradėti lipti. Kaip visas tas prasidėjo? Iš kur šis atsirado? Jeigu aš teisingai atsimenu, čia bus kabliukas, kalnai nebuvo niekada toks didelis tavo fokusas ir kažkurio momentu jis atsidarė. Gali mus nukelt truputį į tą vietą? Taip, tai įdomi tokia istorija. Labai senai tiesiog su šeima važiavom atostogų ir Ispanijoje, Malagoje aš su mašina užsukam į posūkį ir prieš mane atsiveria kalnas didžiulis. Tiesiog ten paprastas kalnas, tais laikais man atrodė didžiulis. Ir aš pamatau tą kalną, netenku amo, iš akių pradeda tekėti ašaros. Ir aš suprantu, čia kažkas tokio, kažkas rimto. Ir pradžiai buvo ten tie mažiukai kalnai, po to pradėjau haikint, laipiot ir taip man tas Everestas atrodė, gal daug kur po to aš kalnus taip tapatinu su gyvenimu ir gal ir gyvenime mes dažnai save taip pastatom, kad kažkur iš kosmoso srities tiem kosminiam žmonėm, kurie nusileidė iš kažkur ten ateiviai tokie, kur čia ne man, čia kažkam kitam ir wow, ten lipo iš vis kosmonautai ir tu net minties neprisileidai. Ir kažkaip lipant vis aukštesnį kalną ir taip po to pradedi domėtis, po to pradedi žiūri, kad internete, čia galima visai taip, paprastai užsisakyti tą kalną, paprastai, bet daug darbo, kai užsisakai, ruoštis tam kalnui ir galiausiai jį lipti. Tai kažkaip prisileidau tą mintį po truputėlį, vis lipdamas aukščiau. Ir po to rimtesnės agentūros jau dabar daro taip, kad neleidžia iš karto lipti į Everestą,
turi būti lipęs bent į 6 km kalną, tada į 7, tada bent į 1/8 ir tik tada į Everestą. Tai vat, visą tą dalyką praėjau ir toks visai logiškas jų toksai kaip reikalavimas, nes dažnai žmonės, kai kurie turi daug pinigų ir tiesiog vat, sugalvoja Everestas, o nuvažiuoja tiesiai į mirtį. Tai turi vis tiek būti šiek tiek patyręs ir suprast, kur tu ten važiuoji ir kam čia reikia ruoštis. Nes Everestas ne tik yra apie lipimą, apie aš tvirtas, galiu užlipti. Tai yra daug sėkmės dalykų, visa įranga, visa apranga, visi ko nepamiršt, ką paimt. Tam paprastas dalykas, kaip miegoti tam miegmaišį, kaip batus susidėti, nes koks užeina didelis vėjas, tuos batus išpučia ir turi tiesiog leisti žemyn. Arba besiriždamas batą, be užsisakinėdamas pameti pirštinę nupučia. Tai visus tuos smulkmenėlės turi būti nuo iki žinot, nes kartais dėl kvailo kažkokio dalyko gali būti tau nesėkmė ir tiesiog apsisuks ir reiks grįžti namo. Kiek užtruko nuo Malagos tos patirties pirmos, kad kalnas tiesiog sudomino ir staiga sėdint Everestą? Daug, senai, man Malaga, bet aš tai tik Malaga pamatęs tą kalną, aš tikrai negalvojau apie Everestą, aš net minties neprisileidau, tai man ten jau po to 2 km kalnai prasidėjo, tai taip, kai jau pradėjau laipioti tuos 2 km kalnus, tai taip maždaug, apie kokius 8 metus gal manau, kad taip brendo mintis ir galiausiai, kai aš užlipau į tą Manaslu, aš nelipau dėl to, kad gaučiau leidimą lipti į Everestą, aš tiesiog norėjau 8 pabandyti vieną. Ir kas čia per jausmas. Ir aš, kai grįžau iš Manaslu, 24 rugsėjo mėnesį, aš dar nebuvau niekam sakęs iš artimųjų, nieko neklausiau, niekam nesakiau, bet jau žinau, nes aš eidavau kiekvieną vakarą gult su tą mintim ir kiekvieną rytą keldavausi su tą mintim, kad taip, jau atėjo laikas Everestui. Kiek kainuoja iš tiesų, aš ir Manaslu norėčiau, Manaslu. Kiek kainuoja? Ir nes Manaslu yra tas pats, kaip čia, Himalajų irgi kalnynas, didžiulis kalnas, 8 km plus. Yra, man rodos, be kažkokių ten papildomų pasiruošimų galima apeiti jį bendrai, bet į jį lipti jau ten reikia visiškai kitas dalykas ir labai specifinis laikotarpis ir mokėjimas. Kiek kainuoja tokio dydžio? Nes Manaslu, man rodos, esi dalinėsis, kad tas bilietukas irgi jau nepigus, bet Everestas, aš įsivaizduoju, dar brangiau. Brangiausias realiai Everestas yra, tai nepaisant tavo laiko, kurį tu atiduodi ruoždamasis, tai ten turi tiesiog visko tuos metus, kiti 2 metus, netgi žinau, kurie ir 4 metus ruošis, tai tą laiką turi daug kam pasakyti ne. Tai savaitgaliai tavo suplanuota, dienos, kada miegot, kada keltis, tai toksai gaunasi stiprus režimas, tai daug kam ne. Turi atsisakai daug visokiausių smagių dalykų, tada neatsisakai, o mažini laiką su šeima, turi ruoštis, tai tas dalykas labai. Po to, kai išvažiuoji, tavo darbai, jeigu nėra kažkokios sistemos stoja. Ir tada finansiniai dalykai, tai finansiškai labai daug kainuoja, nes klausia, ko žmonės, gal pradėsiu iš toliau šiek tiek, kodėl tokios didelės kainos. Tai realiai aš Evereste prabuvau 46 dienas. Tai 46 dienas tu turi ten maitintis, turi gyventi kažkur, tau duoda šerpą, tada tu turi sumokėti valstybei mokestį didžiulį. Pavyzdžiui, Everesto leidimas, vien į Everestą lipt, kad tiesiog toks sausas leidimas, $15,000 dabar kainuoja. Tada turi apsidraus, nes be draudimo niekas tavęs ten neleis lipti. Tas kainuoja. Tada visa apranga, įranga, o nėra taip, kad tu kažką, pataupydamas kažką pirksiu, gal bus gerai. Čia aukščiausias kalnas, tu turi realiai viską, ką geriausia, kas tik įmanoma rinkoje geriausia nusipirkti tą ir pirkti, nes arba nušalimai bus, arba tiesiog neužlipsi. Nes daug tokių pigesnės pirštinės, pigesnius batus pasiema, tai ir rankų nušalimai, ir pirštų nušalimai, ir amputuoti reikia po to. Jo, esu matęs. Brangios klaidos. Brangios, jo, klaidos. Tai jau geriau pradžiai susimokėti daugiau ir tada šiek tiek mažesnė rizika tam. Nu ir visas po to įmonė ima savo visą paketą, tai taip, tarkim, jeigu Everestui, jeigu reiktų ir įrangą pirkti, ir miegmaišį gerą, ir kombinezoną, ir batus gerus, kas yra čia brangiausi dalykai, po to eina šiek tiek mažiau, kiti dalykai kainuoja, tai maždaug taip bazė apie 60,000 Everestą. Bet jeigu nori geresnio šerpo, kuris yra jau ten su didžiulė patirtim, tai gali išaukti kainą iki 100,000.
O palyginimui Manaslų? Manaslų maždaug per pusę kainuoja, tai apie 30. Ir 8 km plus irgi. Irgi 8, aišku, jo, bet čia... aukščiausias taškas jo, visą laiką Manaslu visus domina. skaitosi vienas pigesnių kalnų. Pigesnių aštuntukų, taip. Ai, jo, okay. Vienas pigesnių, bet nuo jo daug kas pradeda, bet, sako, Manaslu, nuo jo daug kas pradeda, bet, pavyzdžiui, sako, yra toks posakis, jeigu važiuoja 5 draugai į Manaslu, tai grįž 4 pagal procentą. Pajudinkim truputį Manaslų, nes aš, jeigu teisingai skaičiau, pas tave vienu momentu kraujo deguonies buvo nukritęs iki 47%. Taip. Lipant į Manaslą. Taip. Šitoje vietoje atrodo, žinai, tu puikiai žinai, kas vyksta tavo kūne ir kaip su tuo tvarkytis. Tai man gal įdomus klausimas, žinai, kada sprendi sustoti, kas turi įvykti tokio kritiško, gal truputį per stiprus žodis, nes kritiško tiesiog, žinai, užkris kažkas ir privalomai tave išveš. Bet kada pats savo pasakytum, kad reikėtų važiuoti atgal, kad nereikėtų lipti toliau? Tai aš apie tuos 47 aš kai grįžau, po to darėmės mes tyrimus ten su daktarais, tai aš jiems kai pasakiau, kad buvo KEM 7, tai ten jie įsižiojo, sako, mes jau kai pas mus atvažiuoja su 90, mes jau statom deguonės kaukės, kad jau labai pavojinga gyvybė, tai tiesiog tuo metu atsijungi. Ir aš jau tuo metu galvojau, viskas, baigėsi mano ekspedicija, aš grįžau namo, į palapinę nusileidau, ir čia buvo tokia rotacija, mes pratinomės prie aukščio, lipam aukštyn, žemyn, ir dar žinau, kad mano viena kolega taip prieš dieną, gal 2 išgabeno dėl to irgi mažo procento deguonės. Ir buvo tokia labai liūdna akimirka, aš žinau, kad kitą dieną mes turime eiti į viršų, jau tam šturmui vadinamam, ir matau, kaip kiti žmonės išeidinėjo, aš negaliu išeidinėti, nes man nepakyla tas deguonės procentas. Ir aš skambinu savo žmonai, pamenu, sakau, tikriausiai jau viskas baigėsi mano ekspedicija, nes tiesiog dėl sveikatos nebegaliu. Sako, jeigu tu dabar apsisuksi namo važiuosi, tai tikriausiai niekada savo gyvenime neatleisi. Bet sako, tu pabandyk, sako, jeigu eisi, matysi, kad ne, ir tada galėsi suktis. Ir aš taip savo tuo momentu pasakiau, kad dedu vieną žingsnį, išeinu, dedu vieną žingsnį ir tada sprendžiu. Ar galiu dar dėti vieną žingsnį, ar jau viskas, nebėra jėgų. Tai kažkaip man tas padėjo ir taip atrodo žingsnis po žingsnio ir pavyko lipti. Ir man tokia, nuo to laiko atsirado stipri motyvacija, kad, kaip ir sakiau, mūsų protas tas melagis bando tą kaip savisaugą sukurt mus, apgaut, kad tu ten neik, ten tau grėsia pavojus, bet taip, bandau vieną žingsnį dėt ir žiūrėsiu, kaip bus. Taip pat, kaip lipau į Everestą, man baigėsi deguonis, nebaigėsi, užšalo deguonės aparatas ant 8 km 300 metrų aukštį, tai mirties zonai, kur tu tiesiog, atsijungt gali. Ir aš matau, kad aš prieš tai tuos žmonės lenkiau ir aš dabar jau nebegaliu, jau temsta akyse, raibuliuoja ir žiūriu, kad tie žmonės mane lenkia. Galvoju, kažkas čia ne taip ir sakau, gerai, vėl į tą motivaciją, žingsnis po žingsnio, ir taip, aš ten iki 8-5 kankinausi, žingsnis po žingsnio, bet supratau, kad kažkas ne taip, tada pakrapštėm tą deguonį, ledą iškrapštėm ir atsigavau. Atsikabino šitą vietą. Jo. Mini pauzė. Jeigu šitas pokalbis tau duoda vertės, sustok sekundį ir paspausk subscribe. Skamba kaip smulkmena, bet būtent prenumerata lemia, ar šį epizodą pamatys dar 1000 žmonių. Ar jis liks nematomas. Vienas tavo paspaudimas – didelis žingsnis mums. Ačiū, kad esi čia. Yra toks dalykas kaip apsisukimo valanda, nes man atrodo, tas žingsnis po žingsnio labai logiškas, jeigu tu žinai, kad žingsnį atgal padėjus jau taps iš karto geriau, bet problema, kad žingsnis atgal tau dar tenais ne vienas 100 metrų žemyn yra, kuris irgi yra labai pavojingas. Nes kaip aš dabar neatsimenu, kurio klausiausi irgi pokalbio iš aukštų kalnų, sako, ne ant viršūnės yra didžiausias džiaugsmas, o atgal grįžus ten į, base campus dažniausiai būna, tas jau skaitosi, kad iš tiesų visą įvykdėjai. Taip. Kaip su šita vieta tvarkytis? Nes yra ta apsisukimo valanda, kur tu turi nubrėžti kažkurią liniją. Neatrodo, kad tas vienas žingsnis truputį sukelia pavojingą iliuziją? Taip, nes tu nežinai, kiek tau dar liko jėgų, kadangi tavo ten mano viršūnės šturmas truko realiai iki pakilimo į viršų ir nusileidimo iki bazinės stovyklos apie 30 valandų. Tai taip maždaug po 19 valandos aš buvau viršūniai. Ir aš po 19 valandos viršūniai stoviu, aš negėręs vandens, nevalgęs 19 valandų. Dar nevalgęs jau prieš tai, bet 19 valandų negėręs vandens. Ten, tiesiog
išsekęs, viską traukia. Ir tu dar jau prieš tai supranti, peržengdamas, pavyzdžiui, tą negyvą žmogų, kad dar tau liko iki viršūnės 2 valandos ir tada dar apie 11 valandų leidimas į žemyn. Tai tu viršui supranti, kad, sako, koks jausmas. Tai toks dviejopas jausmas, dviprasmiškas, nes tu supranti, kad pasiekiai viršų, bet dar žinai, kad tau čia visas sunkumas dar liko ir tu matai, leisdamasis tuos visus alpstančius ir apalpusius žmonės. Ten visas sunkumas, nes žmonės turi pakankamai daug motyvacijos į viršų. Atiduoda visas jėgas, bet nepaskaičiuoja, kad dar reiks dar tų jėgų ir leidžiantis. Tai sakyčiau, čia visiškas turi būti profesionalas, kad žinotum, kada apsisukt, kada leistis. Man dar to gyvenime neteko sprendimo priimti dar taip, kad viskas gyvybės ar mirties atrodo klausimas, kad reiktų suktis. Tai džiaugiuosi dėl to, nes gyvent su tuo, kad tu pasiekiai viršūnę, tu buvai Evereste, labai smagu. Bet gyvent su tuo po to, kad tu neužlipai į viršų, tai yra sudėtinga turėtų būti ir aš kažkaip ilgai apie tą galvau, nes būna ir tų nesėkmių. Kiek procentaliai? Nes Manaslu sakė 20% mirtingumas. Jo. Spėju, procentas neužlipęs dar didesnis. Jo, bet Evereste pakankamai didelis, nes užlipimo dabar ir mažas mirtingumo, nes profesionalios agentūros organizuoja. Neprileidžia taip lengvai. Neprileidžia, jo, ir mato, jeigu ten jau apačioje jau negerai, tai būna kartais net neleidžia lipti. Tas kumbų ledynas, jeigu sėkmingai praeini ir viršūniai nusileidži. Tai ten, pavyzdžiui, jeigu yra, matosi kartais nuotrauka, kiek yra kūnų, sako, kodėl ten kūnai guli, nes kodėl to kūno niekas nepatraukia, nes kad patraukt kūną turi samdyti 4 žmonių ekspediciją ir tas kainuoja maždaug ten nuo ko aukščiau, to brangiau, bet taip vidutiniškai apie 100 000 eurų. Tai artimieji dažnai neturi tų pinigų ir tiesiog pasirenka, kad tas kūnas ten gulėtų. Girdėjau apie skambutį, tai sakėjai žmonai iš Manaslų, aš tik nesupratau, čia iš Basecampo, bet ne iš Basecampo, čia jau iš kažkurios kitos. Iš Basecampo skambinau. Skambinai, tuo pačiu buvo kitas skambutis iš Everesto viršūnės. Gali šitą pasidalinti? Taip, tai žinai, čia kodėl sakau, kad kiek aš lipu į Everestą, ir visi, arba tas žmogus, kuris lipa į Everestą, ir žmonės jo aplinkui irgi taip pat lipa į Everestą, tik savo Everestą, savotišką Everestą, nes buvo tokia istorija, kad aš užlipau į viršų ir leidausi žemyn ir man besileidžiant jau tada pasibaigė degonis, ties 8,2 man atrodo aukštyje. Tai dar aš porą valandų buvau be degonės ir aš turėjau tokį palidovinį telefoniuką, su kurio žinutės galėjau siūsti ir jis siuntė GPS tokį kaip signalą, rodė, kur aš esu. Jo judėjo mėlynas taškelis ir ten mano žmona visą laiką stebėjo. Gavosi taip, kad aš leidžiantis man baigėsi degonis ir aš parašiau žinutę dar žmonai iš to savo telefoniuko, kad man baigėsi degonis, vos nemiriau ir mano tas aparačiukas įsikrovė. Ir tada aš jį pakroviau tik po 2 dienų. Ir tas mėlynas taškelis ten ir dingo, pasirodė ten, kur paskutiniai toj vietoje, kur įsikrovė, ten ir liko. Tai 2 paras žmogus tiesiog nežinojo, tokioje nežinioje. Tai supranti, kokį jie iššūkį turi namuose. Tu ten žinai, eini, ten guli ir guli, o jis čia nežino tuo momentu ir nėra jam kaip patikrint. Nėra kažkokia ten radaro ar dar ko nors. Jau su žmona sutarėm, kad, sakau, čia, prieš važiuojant, sako, gerai, yra 2 sąlygos. Kad pirmoji, jeigu nepavyks, kad antrą kartą nelipi, nebandai, nes, tada būna, kad reikia dar čia žodžių. Arba ir kita, kad paskutinis 8 km kalnas. Tai su sąlygom tokiam įvairiom lipau. Tai dabar nusižiūrėjęs 7,9,9. Gerai, bet šiaip ir ten, tu pratiri tą kančią beprotiškai, kaip matyti visur. Aš ten varžybas kokias darai, tuo metu atrodo viskas, ką man čia save taip kankint, užtenka čia ir taip. Bet grįžti namo, kažkaip kūnas greitai pamiršta tą skausmą, tą kančią ir aš jau grįžęs iš karto žiūrėjau kitą kalną ir buvau, turiu ten ir toks žinomasis alpinistų pasaulis K2 vadinasi, taip dar kalnų žudikų jį vadina būna, dėl to, kad jis ten vienas mirtingiausių kalnų, bet pats sudėtingiausias jis antras pagal aukštį. Bet kažkaip grįžęs namo bandžiau pajokauti, nelabai. Dar reikia biškai palaukti. Dar laiko reikia. Atsibost žmonai ir tada pati gal įsiūs. Skaičiau, kad draudime yra labai specifinė forma, kurią tu turi užpildyti. Man ruošia Manaslu, bet spėjo Everestą. Ir Everestą taip pat, taip. Sakai, 100 000 nuo Everesto, kad tave pargabentų, yra ir pigesnių būdų su draudimu. Taip. Kremavimas. Kaip šitas
kai skaitai draudimo formą, žinai, spėjant, kad perskaitai šitas formas ir turi pasirinkti, ar kad tave paliktų tiesiog, taip sakant, kaip nugabentų žemyn ir kiek tai kainuoja, arba tave sudegintų ir kiek tai kainuoja. Taip. Netrodo, kad šito vietoj toks didelis red flagas, kad blema gal kažką ne to pasirinkau. Taip, tai supranti, kad čia yra viena iš opcijų, kad tuos pasirinkti variantus, kad gali būti ir taip. Ir kažkaip apačioj tu vienaip reaguoji, bet, nu, aš lipu, žmona pildo dokumentus pas mus. O tai ką, žinai, ką pasirinko? Jo, žinau, tai aš daviau, sakau, nu reikia čia užpildyti. Nu ir jinai taip, nu labai stipriai reagavo. Kaip pirmą Manaslu ten iš vis buvo labai nekas, o įverės, tai jau žinai, kad čia tiesiog formalumai, bet labai nekas buvo ir sakau, įmam tą pigiausią, kam čia išlaidauti, jeigu ką. Sakau, plus gal čia, nu kaip būna, žmogaus svajonė, tai jis, nu tikriausiai nieko prieš būtų, jeigu jis ten būtų ir liktų jo kūnas. Jau nesužinosi. Jo, bet jinai pasirinko, sako, ne, sako, įmam antrą, sako. Su to, jeigu kūną kremuoja ir atsiunčia į namus. Teisingai sumas turiu, 30 000 eurų tam, kad pargabentų, 10 000 tam, kad sudegintų. Tai 30, jeigu, pavyzdžiui, ne aukštai iki tos vietos, kur gali malūnsparnis kilt, o ten jau patį viršų, tai vėl atskiras. Tai jie gali pagal sutartį tada, va, taip, va, iki tos vietos, kur malūnsparnis kyla, tai dar pagal sutartį, o ten jau aukščiau, tai yra punktas, kad jau kaip nutarsi. Taip, ir Everestė, man atrodo, šitą vidurinį ėmėm, kad kremuoja ir parsiunčia atgal. Papasakok truputį apie tą grįžimą, nes man atrodo, tuo momentu, žinai, bet koks statusas, bet koks materialus dalykas, bet koks toks, žinai, dalykai, dėl kurių nerimauja, sakyčiau, 90+ % žmonių, atrodo visiškai bereikšmiai. Bet tu tą patyręs, staiga grįžti į tą pasaulį, kur visiems tai yra kasdienybė, dėl kurios kažkas panikuoja, kažkas nerimauja. Kaip tai atrodo, kaip tas jausmas pirmas kelias savaitės, kiek jis išlieka vien pas tave? Tiek po Manaslu, tiek po Everesto, vien fiziologiškai tavo, tu ten mažai gauni deguonės, tavo smegenys veikia lėčiau, nes būnant tenais, tu kartais atsisegi kuprinį ir galvoji, ko man ten reikėjo, ką aš iš vis... Ko aš ten ieškau, vėl užsėgi, nu toksai, viskas sulėtintai kaip ant stiprių raminamųjų. Panašiai kaip aš su šaldytuvu atsidarau ir aš nežinau. Ja, tai va, kažkas sakė, tai čia ir pačiai tai būna. Tai va, ir grįžęs aš kokias taip porą savaitėlių, tai tiesiog, nu aš beveik 46 dienas nemačiau nei mašinos, nemačiau jokio chaoso, buvau praktiškai vienas tu palapinėje guli, lauki, medituoji iš tiesų jokio lėkimo, skubėjimo. Ir grįžau kaip toks ant stiprių raminamųjų, aš ten tiesiog pradžioje tai net į miestą bijau išeit. Toksai, matai, kad toks lėkimas visur, kažkur skubėjimas, garsai, šviesos, toks, bijai truputėlį, net vairuot bijojau pradžioje. Po to kažkaip įsivažiuoju į tą vėl ritmą, bet po Manaslu tai man buvo, ramybės man nebuvo, buvo tokie, kad žinau, kad yra dar kažkas, ką aš turiu padaryti, kad dar yra vienas aukštesnis. O po Everesto aš ramybėje gyvenu iki šiol toksai pilnatvė kažkokia, viskas pasiekiau, kad, kažką padariau šiame gyvenime ir tokia kažkokia ramybė viduj. Ir didžiulis dėkingumas, kai tu grįžti, tenais tu svajoji apie paprastus dalykus, kad tau norint į tualetą išeiti naktį išlindus iš miegmaišio, nereiks apsirengti striukės, nereiks apsimaut batų, neprišals užpakalis kažkur prie sniego, nenukrisi nuo kažko, o čia tu tiesiog naktį atsikeli, gali basom kojom nueiti į tualetą. Arba vandens naktį neturi, lauki ryto, kada ten tirpinsim tą sniegą ir darysim tą vandenį, čia tiesiog iš krano pukšt, įsipyliai, geras. Ir kažkaip toks didelis dėkingumas, kad visko tiek gausos čia aplink mus yra ir kartais mes būčiau laimingesnis, jeigu naujesnį iPhone turėčiau. Tai tuos bereikšmius dalykus. Ir ten supranti, kad tas yra visiškai beverčiai dalykai ir supranti, kad yra viskas žmogiškumas, pagalba kitam, pagalba iš kito žmogaus tau ir grįžimas namo, apsikabinimas tų artimųjų, tiesiog pokalbis. Ir iki šiol kažkaip tą gyvenu tokia, atrodo kažkaip dabar dar į savo gyvenimą iš šono žiūriu kažkur taip, kaip į filmą kažkokį tokį, bet su ramybė viduje. Kaip manai, ar tas
ramumas ateina todėl, kad tu tiesiog buvai be to tokio, nežinau, visų tų signalų bombardavimo, tai turime ir garso, ir žmonių, ir kiekio, ar labiau tiesiog iš to, kad tai buvo, vat, absoliutaus susikaupimo ir fizinio to tokio žingsnis po žingsnio, žinau, vieną darbą, į kurį fokusuojas ir tik su juo ir darbuojas. Ar čia abiejų kombinacija kažkokia tai buvo? Aš gal apskritai, kai būnu kalnuose, tai ten yra super didelė meditacija, tu apie nieką negalvoji, galvoji tik apie sekantį žingsnį, apie taip, kaip tau gera tenais, tokia visiška meditacija, visos dingsta mintys, kas aplinkui, koks ten elektroninis laiškas ateis, ko ten kažkokios problemėlės, tas dingsta, tik kad kituose kalnuose tu tą patiri ten iki savaitės. O čia tu beveik 2 mėnesius tame gyvenai tokioj meditacijoje, ramybėj. Šiaip klausiausi įdomios minties, kad vienas alpinistas, vos ne jo argumentas buvo, kad didžioji dalis žmonių turėtų laiks nuo laiko save pastatyti į pavojingą gyvybei situaciją, tam, kad truputį nusiresetintų savo sistemą ir kad baigtų panikuoti dėl tokių dalykų, kurių nereikėtų panikuoti. Nes atrodo, be to patyrimo tu pradedi realiai save statyti į stresinės situacijas dėl menkniekių visiškų. Man patiko labai per COVID laikotarpį geras toksai posakis, kad sako, norint padaryti žmogų laimingą, atimk iš jo viską ir duok tik pusę. Po kurio laiko. Ir jis matys, wow, kokie gausa. Taip ir čia, tu kalne, viską prarandi, nieko neturi, tik tais rankas, kojas. Ir grįžti namo. Wow. Tai aš namo grįžęs, pirmas mano dalykas, kokį padariau, tai prasėjau basom kojom per rasą. Ir ten bet koks dalykas, tavo akyse ašaros kaupėsi, ant kiek atrodo laimės ir kiek tau iš tikro te reikia. Kuo šiandienos Tomas skiriasi nuo to, kuris išskrido į Katmandu, aš bijau sumeluoti mėnesį, balandis? Taip, balandį. Tai gal kažkas sakė, kas po Everesto pasikeitė, tai kad supratau, kad Everestas yra manyje ir kad mes iš tikro dar viršuje, aš nufilmavau tokią žinutę, kad mes galim labai daug, beprotiškai daug, tik mes patys kartais tuo netikim. Tai tokia atėjo, kad aš suprantu, kad aš galiu viską ir jeigu man kažkas nutiks taip, ar ten verslai sustos, ar darbai, ar dar kažkas, aš suprantu, kad aš turiu didžiulius gabumus ir aš galėsiu tai padaryti iš naujo. Ir tokia ramybė atsirado. Tai su Everestu viduje didžiulė ramybė. Dauguma galvoja, kad pasieksiu tikslą, iš karto bus visiškai ten, dopamino dozė, laimingumas, įsakyta taip toliau. Ar tikrai tai atkeliauja, pasiekiu tikslą? Ir aš staiga tampu laimingas. Ir čia ar paimam Everestą, ar paimam, pas tave, aš dabar, jeigu neklystu, 3 Ironmanai, gali būti dar ir daugiau ateityje. Su Ironmanu tai taip, kai kiekvieną pasiekit, kadangi jis trunka, sąlyginai trumpai, ten 11 valandų. Ne 40 dienų. Ne 40 dienų. Ir tu tiesiog stiprioj kančioj 12 valandų, 11 valandų kankinies ir tai sprogo ir tu stovi finiše. Wow, padariau tai. Pirmas ten iš vis buvo tiesiog tolygų vaiko gimimui. Džiaugsmas, ašaros, rieda iš akių, kažkoks, gal čia ir fiziologiškai yra, kai labai daug atiduodi ir po to tiesiog labai didelis dopamino kiekis tuo momentu įsiskiria ir labai daug laimės. Ten būdamas, tu ilgą laiką kankinaisi, tu esi išsekęs, 5 dienas realiai normaliai nevalgęs, vandens norisi, visko norisi, tu nesupranti, kas vyksta tiesiog. Ir aš supratau, kad pabuvau tame aukščiausiam taške, tai nežinau, po 2, gal 3 savaičių tik namuose, kur toksai aš pats savo. Tomai, tu tas vyrukas, kur buvai ant Everesto. Toks pats savo garsiai. Wow, geras. O tame tu nesupranti, nes žinai, kad tau dar reiks grįžti nuo kalno, kad čia dar laukia bet kiek jėgų, dar kumbų ledynas, neduok dieve ten, kas nutiks. Aš galvoju, taip nenoriu, kad ten tas ledas užvirstų, kur viskas jau padaryta. Tai supranti, kad daug dar reikia padaryti. Atsukam truputį juos, iš kur pas ta disciplina? Kažkaip aš visą žavėjausi tai žmonėmis, kurie yra disciplinuoti, turi stiprią rutiną ir kažkaip biografijų seniau paskaitydavau daugiau ir matydavau, kad tikriausiai tai yra susiję, kad tie žmonės, kurie daugiausiai yra pasiekę, tie yra labiausiai disciplinuoti. Ir kažkaip pradėjau vis knygas skaityti ir atsirado pas mane. Nors aš nuo seno, nuo vaikystės, kiek pamenu, sportuodavau, pats net nesuprasdavau, kodėl. Kažkaip man tas buvo toksai. Gal kad mano tėvai irgi žavėdavosi tai žmonėmis ir aš, kai būna vaikystėje norisi tos meilės, tai ir aš toks būsiu.
Tai gal dėl to, tai aš nuo mažens tiesiog ar sninga, ar lyja, grįžti iš mokyklos, varai sportuoti. Ir tas atsirado ir kažkaip dar buvau kažkokią tokią užduotį pasidaręs, kad kartais kai pagalvodavau, kad gal nenoriu šiandien tų dalykų veikti, kuriuos visą ten bėgti, sportuoti, dar kažką daryti. Tai tiesiog savo susirašiau, kodėl aš tai darau. Pavyzdžiui, kodėl aš turiu bėgioti kiekvieną dieną. Ir susirašiau daug kodėl, gal 8 ar 9. Ir aš kai sugalvoju dieną, gal šiandien nebėgsiu. Ir aš bent vieną arba kelis iš tų kodėl atsimenu ir, fainai, gal reikia bėgti tada. Ir tada man nesudėtinga, nes aš kaip ir dirbu ir treneriu, tai matau, kai žmonės turi vieną motivaciją, atėję sportuoti, numest svorio. Tas trunka labai trumpai, nes jie greitai užmiršta, po to kažkaip gal būna kartais ir duobė kažkokia, kad nenukrenta tas svoris, užmiršta ir meta tą reikalą. Tai tiesiog turėt daug kodėl ir tau net nereiks jokių valios pastangų, tu žinai, kodėl tai darai ir aš tiesiog save kartais dar net nukeliu į tą akimirką ne iki bėgimo, nes tu gali, dabar galvoji apie tą bėgimą, tai galvoji apie tą kančią, kurią tu tuoj patirsi. Bet aš kaip tik stengiuosi galvoti, kaip aš jausiuosi po šitą etapą praleidžiu bėgimo ir po bėgimo kaip aš jausiuosi. Tai fainai, tai jausiuosi kažką naudingo šiandien padaręs, kūnas gražės, būsiu tvirtesnis, ištvermingesnis, lengviau į kalną kažkokį užlipsiu. Ir aš pagalvoju apie tą akimirką, važiuojam. Gali pasidalinti keliais, jeigu nepaslaptis. Kodėl? Ja. Tai pirmas mano dalykas, kad sveikata, kad būsiu sveikas, tada man patinka būti tokiam super tvirtam, kad aš galėčiau šokti ežerą, praplaukti ežerą, kad kiek reikia prabėgti, maratoną, ultramaratoną, su dviračiu ten, kad pusryčiam 100 km ir man tokiam mačo. Tuo labai patinka jausis, tai patinka labai jausis, tada patinka, kad, ir kūnas tada man pradeda patikti ir patinka tuo momentu, kaip sportuoju daug. Ištvermė mano patinka, tada patinka, kaip aš miegu po to gerai, kaip aš jaučiuosi, tada jaučiuosi kažką gero padaręs tą dieną, kad vėl tokio, kad kartais atrodo diena praslenka, nieko lyg ir nepadarėjai. Tai pusryčiam 100 kg nubėgti. Jau jaučiau šis tas, jau galima vakare už tai padėkoti. Tas man tarp kitko dar grįžtant prie tos temos labai stipriai padėjo ir kalnuose, ir kad nepamiršt savo padėkoti, ką padariau, nes kartais kalnuose tos dienos lenka, lyg ir nieko nedarai, guli palapiniai, bet jau kiekvieną vakarą turėjau tokį ritualą, kad savo padėkoti savo Dievui, kažkam aukštesniam, kas nutiko gero. Ir atrodo, diena praėjo, tu visą dieną pragulėjai palapiniai, nes laukiai geresnio oro eiti ir nieko nenutiko, už ką padėkoti. Tai vien tai, kad tu nesusirgai kalnuose, nenumiriai kalnuose, jau tai yra pliusas ir tave artina. Taip, ir tave artina prie to didžiulio tavo tikslo, prie to Everesto. Ir už tai jau gali padėkoti, kad nieko nenutiko. Paairinkim truputį, nes paminėjai, dirbai treneriu ir labai dažnai pamatai tos žmonės, kurie ateina, aš net nežinau, koks laikotarpis yra tas standartinis, kur, atėjau pradėsiu sportuoti, ar tai yra, savaitę ar mėno, ar ten 3 mėnesiai, bet žinom, kad jeigu ten 10 metų nieko nedarai, tai per mėnesį nieko nesutvarkysi. Čia tik susipažininis su tuo pasauliu, bet daugelis žmonių labai greitai meta tą variantą ir tu tikėtina numatai tą pirmų taikinį. Kas jiems trukdo tą discipliną išsiugdyti? Tai vėl čia truputėlį grįžtant prie tos temos, tai aš kai jau tikrai žinau, kad lipsiu Everestą, man nebūdavo rytais atsikėlus, kad gal prabėgti, gal ne, nes yra didžiulis tikslas tavęs laukia už metų, nes ten prieš metus jau žinai, už metų tavęs laukia didžiulis tikslas, tai tu ten kaip mašina veiki, tiesiog atsikeli ryte, belė kiek atrodo, kiek reikia bėgti, tiek bėgsiu ir net negalvoji, kad gal nebėgti, gerai, šiandien kokį statesnį kalną gal reikia užvaryti, gerai, čia dabar tiek kartų, dabar 2 valandas, 3 valandas, tiesiog pasiutęs esi tau. Tai tas didžiulis tikslas, tai manau, kad pa žmonės kartais nėra to tokio tikslo, jie tiesiog ateina, kad ateit, o jeigu yra tas numesiu svorio, tai čia nėra super didelis tikslas, arba jį greitai žmonės pamiršta, tai toksai ateisiu, tai bus gerai, neateisiu, tai kadangi tuo momentu tu nepamatai jokio pokyčio, kad pasportavai šiandien tau nei svoris nukrito, nei priaugo tuo momentu, tai gal tada ir nieko tokio, jeigu rytoj neateisiu, gal kitą savaitę, taip toksai slinkimas ir gaunasi, tai manau, kad reikia tą bent, jeigu tas numesiu svorio, reikia kažkokį gal didesnį, arba bent jau kelis tuos, kodėl, kad būtų daugiau tikslų ir tada ilgiau laikytųsi žmonės tame sporte. Tai dėl to, manau, per silpna ta motivacija truputėlį. Aš spėjau, bendravai su daug žmonių, kurie yra labai motyvuoti, labai užsivežę. Ar matai kažką, kas pasikartoja pas visus?
Tai aš tiek pas save darbę, kadangi daug metų dirbu treneriu vis dar, tai pas save darbę, tiek ir ten susijau tokį vieną dalyką, kuris mažai šneka, daug daro. Taip pas mane darbė, aš ateidavau pradžioj, viskas būdavo tokie, varysim dabar viską, ką pasakysi, miegosiu taip, valgysiu viskas, ateisiu kitą dieną, blemo, šiandien negaliu ateiti, gal perkeliam rytoj. Ok, man čia jau nesiri, gerai, bandom, rytoj. Kažką šiandien gal žodžiu irgi dar praleidžiam ir supranti, kad čia tik šnekos buvo. Ir tada supranti, po to pradedi tą tendenciją matyti, kad žmogus ateina toks, kuris mažai šneka, jisai ir daro kažkaip. Tai ten irgi tame veresti. Ir taip aš buvau nuvertinęs, kartais atrodo, sėdim prie stalo, ten kažkokio tylus kažkoks toks susikūžęs, nieko išnešnieka, neusivedęs visiškai, bet kažkaip atrodo, jis lipa ir tas žingsnis po žingsnio ir padaro. Taip ir tame sporte kažkaip, matyti ir gyvenime gal daug kur taip yra, kur šnekoriukų tokių, kur tik šneka, bet šnekų lygiai ir lieka. Trumpam pertraukiam šį pokalbį. Šiame podcast'e mes daug kalbam apie sveikatą, karjerą, santykius ir verslą. Ieškome būdų, kaip gyventi kokybiškiau. Bet yra viena detalė, be kurios ši formulė tiesiog neveikia. Tai finansinė ramybė. Nesvarbu, kaip gerai planuosite laiką. Jei pinigai kels stresą, griūna viskas. Būtent todėl pagrindinėme mūsų YouTube kanale Financial Lithuanians mes darome tai, ko dažnai trūksta viešoje erdvėje. Rodome realybę. Jokios sausos teorijos, mes atidarome tikrų žmonių investicinius portfelius, kalbame apie finansinį raštingumą ir rodome, kaip pinigai gali tapti įrankiu jūsų laisvei. Jei norite perimti savo finansų kontrolę, spauskite nuorodą aprašyme ir prenumeruokit mūsų kanalą. O dabar grįžkim prie pokalbio. Ar yra kažkas, kas labai suprantama žmonėms apie discipliną, kurie turi discipliną, kas yra visiškai nesuprantama tiems, kurie jos neturi? Matyt, galvoja galbūt tie, kurie neturi, tai čia motyvacija. Tie motyvacija turi labai kažkokią. Tai aš sakyčiau, gal čia ne motyvacija. Mes čia juokavom su žmona. Sakau, aš būna kartais pasidedu savo rūbus ant kėdės krašto. Ir sako, kaip tu vis pasidedi, kodėl tu nesulankstai ir į spintą nepadedi. Ir čia vieną kartą, antrą kartą. Blemba, sako, tu tinginys, rūbus čia užmeti. Sakau, aš į Everestą užlipau. Alio, jo. Ir žinai, man motyvacijos tos rūbus iš tikrųjų nėra didelės kažkokios. Ar čia bus jie ar spinta? Aišku, suprantu, spintai daug gražiau, ten viskas tvarkingiau. Bet kai yra kažkoks man, kuris patinka dalykas, kurį aš žinau, kodėl darau, todėl man jį lengva ir padaryti. Tai gal galvoja tie žmonės, kad čia reikia motyvacijos kažkokios, tiksliau gal ne motyvacijos, o valios daug pastangų. Tai kažkaip matyt, kad reikia žinoti tą kodėl. Man kažkada aš taip būdavo seniau ten jaunesnis, kažkokie vakare kokteiliukai, į miestą kažkur ten būdavo savaitgaliais. Ir čia prieš 9 gal metus aš tiesiog atsisėdau savo ant lapo, užsirašiau. Kodėl man patinka vartoti alkoholį? Kaip ten vartoti tiesiog tokį, ar alvučio, ar dar ko nors. Kodėl man patinka jį vartoti? Kokie yra pliusai to? Ir žiūriu, aš nieko, gal vieną tik parašiau tokį, kad ten su draugais smagu pabūti. Po to kitas klausimas buvo man, kodėl būtų gerai jo nevartoti. Ir ten ilgas sąrašas toksai. Ir trečias, kodėl man nepatinka jį vartoti, žodžiu, irgi ilgas sąrašas. Ir aš žiūriu tai čia viskas aišku. Ir be jokios valios pastangų kažkaip man atėjo toks nušvitimas, kodėl man nereikia vartoti alkoholio. Ir aš po tos dienos, kai aš susirašiau tą sąrašą, aš visiškai nutraukiau tą prieš 9 metus tą alkoholio vartojimą. Tai matyt, kad žmonėms reikia žinot, kodėl jie tai daro ir nereiks tada valios pastangų. Aš girdžiu ir kodėl, ir biškai didesnių tikslų, kurie pareikalautų truputį daugiau. Ką daryti, kai motyvacijos visiškai nulis? Aš dabar grįžau po Everesto ir toksai, aš nesiruošiu, nes būdavo pas mane etapas arba Ironmanui ruošiesi, arba kalnams. Ir dabar aš nesiruošiu nei jokiam didesniam kalnui, nei turiu Ironmano varžybų. Ir tas dabar man aš atvažiavau. Pirmas poras aš visiškai nespaudžiu savęs. Kiek prabėgsi, kiek padarysi, kiek pasportuosi, tiek jau bus gerai. Ir dabar gyvenu jau 2 mėnesis ir nėra jokio to tikslo didesnio. Ir aš taip, ar čia man bėgti ar nebėgti? Gal nebėgti, gal čia, kodėl man 10 reikia, jeigu aš galiu 5 prasibėgti? Niekas nuo to man nepasikeis. Tai jaučiu, kad dabar nėra to, kad spaus save ir motyvacijos gal tos trūksta truputėlį. Tai aš gal tiesiog tokį patarčiau, jeigu tuo momentu gal nėra, tai ir palikti tą truputėlį momentą, kad
Nu, nėra mėnesį, nėra, pailsėkit, pabūkit, gal persisportavę, gal pervargę, gal tiesiog nėra ūpo, tai tiesiog paleista ir paleist. Ir jeigu tas ilgiau tęsiasi, gal tada jau reiktų ten, nežinau, ieškoti kažkokių dalykų, kas tau patinka, kodėl save darai, kartais nustumt kažkur ir gal ten atrasi motivacijos, gal susitiks su žmonėm, kurie įkvėpia man, pavyzdžiui, tas labai padeda, kad matau, kurie užsivedę, daug pasiekia, daug kažką daro, tai noris ir man tada kažkaip įkvėpia tokie žmonės. Tai. Girdžiu buvo kalnai, girdžiu buvo Ironmanas, tai dabar Ironmanas kalnais kaip ir natūraliai susidėlioja. Jo. Turiu kitą svajonę, iš tikrųjų noriu, kažkaip dar niekur niekam nesakiau, kažkaip čia prisipažinsiu, jau buvau atsivertęs, aišku, ten viskas super daug kainuoja ir pagalvoju, ar čia verta kažkokiam dalykui išleisti tokiam neapčiapiamam, tai labai kažkaip esu susižavėjęs ultramaratoną 100 km Antarktidoje prabėgti. Tai toks būtų noras, bet kol kas tiesiog paleidau visatą ir žiūrėsiu, kaip čia susidėlios. Ultramaratonas, tai čia 100 mylių plus ar 100 km? 100 km yra. 100 km, jo, Antarktidoje. Tai ten iššūkiai, kad šalta ir kad sniegu reikia bėgti ir sausas oras. Palyginkim truputį finansus, nes vis tiek didelis laikotarpis pasiruošimo, iš karto fokusas reikalauja, aš vėl užkabinsim gal truputį tas rutinas ir režimus irgi iš savo pusės. Tavo verslas gaunasi, kad visiškai paliktas šone, su labai mažai laiko, iš fokuso pusės. Kaip tą suvaldai? Mano tas toks verslas daug iš sportinės pusės, tai jis kartais ir kažkiek glaudžiai susijęs, tai sporto salė, sporto klubas ir kitas kalnai, tai aš tiesiog dabar jau į kalnus važinėjom su žmonėm, tokią agentūrą kalnų turim, tai kažkaip aišku, viskas sustoja tuo momentu, tikrai, tai tu supranti to kainą, kad važiuoji pildyti savo didžiausios svajonės ir tas truputėlį sustoja. Aišku, aš taip nejučiom ir žmoną į tą įtraukiau į tą darbą, tai dabar jau ir jinai, aš kai jau būnu išvažiavęs, tai irgi super dėkingas esu ir jinai ten dylina, bendrauja, patinka ta kūrybinė veikla, tai jinai ten su žmonėm bendrauja, toksai kažką naujo įdėgi ir žiūri, kad grįžti namo ir nesugriuvė niekas ir dar netgi geriau kai kurie dalykai veikia. Bet čia apskritai tai taip, yra ta kaina, kad stoja viskas ir aš kartais galvoju, kad kartais net pradžiai kaltindavau save šiek tiek, kad dėl kažkokių savo svajonių, tokių užgaidų, kurios net nepamatuojamos, neapčiuopiamos, bet vis tiek ir šeimos biudžetas kenčia, nes tokia didelė suma ir tada viskas aplinkui stoja ir po to dar reikia laiko atsigauti. Kaip tos diskusijos, pavyzdžiui, surandi naują iššūkį, ten vis tiek žinai, kad finansai bus dideli, investicija į tą patyrimą bendrai. Kaip pasverti, ar tai yra teisingas ar neteisingas sprendimas būtent dabar? Tai pas mus, tas aišku, irgi vėl esu labai dėkingas, dažniausiai būna atvirkščiai, nes aš tokį kažkur arba pasvajoju, arba pasakau ir jinai mane stumia, tu važiuok, daryk. Lipk kitą kalną. Gal blemba čia reiktų. Garsiai pasakiau dabar. Gal apdraudus buvo stipriai, žinai. Tai buvo paskaičiavus, bet grįžau velnis. Tai šitą, tai dėl to, stumia mane sudaryk ir aš kartais pats su tokia, gal neverta, čia gal tas arba Ironmanas, aš galiu paimti dviratį ir prasiminti tiesiog miškais ar trasoje kažkur, o ten, kad sumokėt daug pinigų, skrist kažkur ir tau, kad medalį pakabintų kažkas, tai toks atrodo, neverta to, bet jinai mane kaip tik stumia, o aš bandau kartais save atkalbėti ir jinai kažkaip sako, tu jaunas esi, sako, tu ten dabar į kalną užlipai, tai tu negi neuždirbsi tų pinigų, tai uždirbsi kažkaip, galvą turi ant pečių, kažkaip sumastysi. Yra, aš dabar paskolinęs, man rodos, vieną knygą, tokia Die with Zero, nežinau, ar teko girdėti, bet ten, mirk su nuliu sąskaitai. Pati idėja yra, kad tu investuoji ir į patirtis, ir kai kurios patirtis gali būti, kaip čia, patirtos tik tai tam tikram laikotarpį. Kaip pavyzdys, 80 plus į Everestą tikėtina, kad labai abejotina, kad užlips bendrai paėmus, arba ten kažkokius ultramaratonus prabėgti. Ir kitas paskaičiavimas, kuris man labai patiko, kad tavo patirtis ankstesnėme gyvenime, taip sakant, kuo jaunesnis kol esi, turi tuo didesnį laikotarpį vos ne dividendams. Kiekvieną kartą, kai prisimeni, kiekvieną kartą, kai aptari, čia yra tavo investicinė grąža bendrai paėmus. Tai, toks geras kabliukas iš tos prizmės vėl nereiškia, ištaškom viskas šiandien ir viskas, taip. Bet su tuo, kad irgi nesam kaupikai, nes patirtis irgi duoda tam tikras grąžas. Galia dienos patirtis labai praturtina. Tai aš manau, šitą įsinešiu aš irgi šito podcast'o, kad
toks stipru, nes dar tas man patinka, aš pas kažką mačiau iš draugų, įsitatuiravęs ant riešo žodį balans. Tai, stiprų žodis iš tikro, tai matyt, kad taip nereiktų visur pasinerti, nes būna kaip į verslą pasineria, labai stipriai jo turi ten, aš tų žmonių, kur sėku, pasineręs stipriai į verslą ir ten tikrai 60 plus metų, ir jie tikriausiai jau nebeužlipsi tą Everestą. Ir gal ir norėtų toks, tu dar turi viską, ir jaunystę, ir tą galvą ant pečių. Kaip manai, ar disciplina daug duoda versle? Manau, kad taip. Privaloma? Manau, kad taip. Čia man tas tiek su sportu, tiek su verslu. Kiek atiduosi, tiek ir turėsi. Taip, sporto salė irgi. Kiek atiduosi, jeigu kažkur kažką čytinsi, nenueisi, kažkokios disciplinos nebus, ten biški vėliau kelsies, biški vėliau miegot nueisi, tada kitą dieną nenorėsi, saldumynų labiau norėsis ir taip pat viskas griūna. Taip ir versle, gal ten, jeigu disciplinuotas būsi, savo laiku atvažiuosi į darbą, tą laiku padarysi, susitikimai ir taip toliau ir žiūri, kad veikia. Ką manai apie tą mintį, kad rezultato tas toks pasitenkinimas atkeliauja daug didesnis, jeigu tu įdėjai labai daug pastangų? Sakant, kuo didesnės pastangos, tuo didesnis pasitenkinimas, kad tau pavyko tai padaryti. Čia yra geras posakis, kuo aukštesnė viršūnė ir kuo daugiau tu jėgų atidavė ją lipdamas, tuo daugiau džiaugsmo patiri. Tai vienareikšmiškai. Išbandėjai praktiškai. Praktiškai, tai visiškai. Ir man tas ir būna, man labai tas patinka posakis, kad žmonės kartais ima laimę, malonumą į skolą. Tai pavyzdžiui, kažkokie socialiniai tinklai ten leidimas ėmė laiko, kad pasitenkint bandai, alkoholio vartojimas, kažkokių saldumynų, prieš tai gauni laimės ir po to skolą atiduodi. Tai pavyzdžiui, alkoholio pavartoji, pradžiai laimingas ir po to jau ten moralinės pagirios. Tai man patinka pirmą sumokėti už tą laimę, tai pavyzdžiui, pirmą eit pasportuot, užlipti į kalną, prabėgti, sumoki ir tada ateina tau tą laimę. Tai sako, tas yra geras toks posakis, kad tavo gyvenimas eina linija ir tu jeigu kažkur bandai iššokti viršų, uždyką tos laimės paimti, tai bus keliausi žemyn. Kalniuko žemyn. Jo, o jeigu biški pradžiai žemyn, kančios tos tokios geros, tos, kuri tave augina patiria, tada gausi tos laimės į viršų, pakilsi virš tos linijos. Tai taip man visiškai tas veikia ir aš tuo ir vadovaujasi gyvenime. Tai ir kartais, kaip tą motivaciją bėgti arba eit sportuoti, taip ir būna, kad žinau, kad dabar truputėlį pasikankinsiu, bus ta gera kančia, kuri nesmukdo manęs ir tada ateis laimė po jos. Taip yra Ironmanas, didžiulis laimės protrūkis būna. Tuo metu kankiniesi, o po to. Kaip atskirti, ar ta kančia yra ugdanti ir duodanti kažkokios grąžos, ar tai yra kančia, kur tu tiesiog neturėtum to daryti? Tai manau, čia viskas yra padėta ir žmogus tikrai jaučia ir kad ta kančia man duos kažkokią grąžą ir atneš laimės ir tai mane užaugins. O ta kančia, kuri ten ta paprasta pati, kad eini į darbą, kurio nemėgsti, tai tikriausiai, kad jis tau ta kančia ir net neš tos laimės. Ar darai dalykus, kurie tau kelia stresą, nerimą, tai matyt, kad kankiniesi veltui. Pajudinkim truputį tą, įvardinkim kančią, bet iš tiesų tas pasirašymas pačioje pradžioje, kur tu sakei metus, kartais 2, kartais net 4, kai kurie ruošiasi prieš lipimą. Taip. Kaip tas režimas atrodo? Mano tai savaitėm vykdavo, aš taip kiekvieną savaitę, tai yra įvairių tipų treniruotės, tai turi ruoštis psichologiškai, fiziškai, dvasiškai. Tai jeigu fiziškai, tai mano savaitę užimdavo maždaug, aš per savaitę darydavau 14, per brūkšnelį 16 treniruočių. 14-16 treniruočių, maždaug apie 20 valandų sporto. Tai savaitgaliais darydavau ilgiausias treniruotės, tai į kalną sako, kai lipi, tai nėra svarbu, kaip tu gali ten 10 km greitai prabėgti, ar kiek tu gali per kartą prabėgti. Ten esmė yra, kad tu prabėgtum vieną dieną tiek ir dar galėtum 7 dienas dar tiek pat prabėgti. Tai mano ir buvo toksai ant nuovargio, ant pavargimo, kitą dieną vėl. Tai aš, pavyzdžiui, ten vieną dieną bėgi 30 km, tarkim šeštadienį, sekmadienį ryte nuvargęs visas, dar nesigavęs pilnai 20 km bėgi. Tada keliauju į sporto salę. Tai per dieną 2 treniruotės minimum, būdavo savaitgaliais 3 treniruotės. Tai tada kitas dalykas, kaip ir sakiau, didžiulė vienatvė tuose kalnuose, daug vienas būni, tai bandžiau pripratinti save prie to vienišumo, tai kelis kartus per savaitę,
vieną bent jau tikrai būdavo, kartais ir daugiau, būdavo be telefono ir be jokių socialinių tinklų, be jokio tokio įtaiso. Tai padėdavau į šoną ir visą dieną stengdavausi nuobodžiai leisti, kad būtų nuobodu ir neieškočiau to telefono, nes ten interneto nelabai turi. Tas, po to šaltis, stengiausi priprasti prie šalčio, aišku, mūsų ši žiema buvo labai dėkinga, galėjau bėgioti šaltai, galėjau treniruotis, daug sniego, viskas atitiko, kurie šiltų kraštų atvažiavo, tiems sunkiau. Tai tas šaltis, tada nesistengiau, o metus laiko buvau pasižadėjęs savo ir vykdžiau tą, visiškai nesimaudžiau šiltam duše, tai visą laiką tik šaltas dušas buvo. Tai tokie baziniai dalykai. Jo. Baziniai, kaip paprastas žmogus. 16 treniruočių per savaitę. Kiekvienas žmogus dirbantis ofise, manau. O yra kažkokių pertraukų, yra kažkokių, žinai, tame režime, pavyzdžiui, nes vis tiek savo kūną tik nualinti irgi, kaip ir teoriškai gali, bet neaišku, ar čia tiek daug padedi savo. Taip. Tai būdavo, bet labai retai būdavo. Žinau, kad reikia, bet kažkaip įsisukau į tą... Vienas penktadienis buvo per 25 metus. Panašiai. Gal kai sirgau, vieną dieną nedariau. Negalėjau. Bet jo, šiaip teoriškai reiktų, bet kažkaip įsisukau į tą ir toks irgi psichologiškai reik varyti, nors visai būtų į naudą padaryti bent dienelę pertrauką savaitę, arba dar kitas variantas sunkesnė vieną savaitę darai, kitą lengvesnę savaitę. Ir tada būdavo kartais tokių priverstinių, po to, kai grįžęs, dariau ir žiūriu, kad visai tas poilsis į naudą. Tai matyt, reikia mokėti, savęs neperspausti ir kartais pabūti tiesiog nieko nedarėme. Paimkim žmogų, kuris sėdi dabar, gal užmotivavo. Vėl, į 8 kilų kalną nelipam, bet noriu gebėti tą, žinai, ežeras perplaukti, jeigu nori, žinai, nubėgtos 10-20 km, žinai, ar kiek reikės. Kaip prasideda tas sporto susipažinimas, visas tavo pasaulio atrakinimas? Aš matau daug savo klientų, kurie atrodo, kad irgi nuo stalo pakilo, viskas, jeigu aš neprabėgu 5 km, tai viskas čia nesiskaito. Tai jūs irgi aiškinu, pradėkit nuo mažai, nuo kilometro, jūs praeikit 2 km. Jau bus tai geriau, negu jūs vakar dieną praleidot ir nieko nedarėt. Jau bus geriau ir jūs nepamesit tos motivacijos, pasilgsit, sugebėsit palaipsniui ir tada kūnas negrius, jūs veiksim kaip sistema. Nes jeigu jam duodi daugiau, nei jis gali panešti, tada žiūri, kad jisai, jeigu tu nesupranti, kad tau reikia pertrauką padaryti, aš tau padarysiu kokias sausgyslės uždegimas, ar ten nedaug dėja plyšimas, koks raumens ir sėdi, ilsiesi, tai jis jau priverčia. Tai sakyčiau, kad palaipsniui tai neperspausti iš pradžių ir jau ten bent vienas atsispaudimas bus geriau negu 0 atsispaudimų. Tai stengtis tą laipsniškumą ir kad kūnas tau galėtų tarnauti ilgą laiką, o ne trumpą laiką. Pasieki kažką po mėnesio kietas ir po to kitą mėnesį jau spjauni į tą sportą, net nenori žiūrėti į tą pusę. Yra kokia klaida, kur matai klientus, kurie atkeliauja pasportuoti, įvardinom, žinai, iš karto šokti ant 5 ar maksimalizmas. Ar yra kažkas, kas pasikartoja dar per didesnį kiekį žmonių būtent toje pradžioje? Tai pirmoji klaida, jeigu matau, kad žmogus eina 5-6 kartus per savaitę, žinau, praktiškai 100% dar nebuvo išimties šitai mano taisykliai, kad mes ir gana greitai mes tai po mėnesio, po pusantro, po 2 mes, nes atrodo irgi toks daug šneka, daug daro bušę ir matau, kad atsimanys nepasilgs. Tai neperspaust gal pirmoji taisyklė, tokia, kur visada būna, o daugiau tai tokių, jeigu kas pradeda sportuoti, tai sakyčiau, kad, tegul tai būna, jeigu bent jau 1 mėnesį, kol priprasit, kol tai taps jūsų įpročių, prioritetų statykit sporto salę, nusistatykit griežtai savo 3 kartus ir jums net nereiks galvoti ryte atsikėlus, kada šiandien čia man nueit. Tai čia tas labai geras bus disciplina tokį, net, sako, tie profesionalūs atletai, sako, pasistatau griežtai, aš net negalvoju ryte atsikėlus, aš žinau, kad aš 8 važiuoju sportuoti. Arba jeigu nepavyksta, tai su treneriu susiderinkit, kad 3 kartus per savaitę, tuo ir tuo laiku mes susitinkam. Nes dar irgi iš savo klientų kartais matau, kurie meta, tai kad jie ateina, kada atras dienoje laiko. Tai ten apsilipdogi visko, susitikimas kažkoks ten tas, gerai, jau kitą dieną perkeliam, kitą dieną, gal vakare 6 vakaro rasiu. Ir kažką dar įspraudė, grįžti namo, grįžinėje, dar čia sportuot ant viršaus. Nieko rytoj. Grįžti iš kalnų, keli mėnesiai sukasi, žinai, kaip greitai tas
tas patyrimas nuslūksta. Nu, tai va čia ir sako, matyti yra narkotikas, nes tu tik nuslūginėjai, jau ieškai kažko daugiau ir vėl bandai lipti, vėl patenkinti tą savo poreikį, tokį kaip narkotiko. Tai, bet aš kažkaip, man ir žmona sako, aš ir pats, aš kažkaip žmogus moku mėgautis ir moku būti dėkingas, mėgautis visiškai paprastais dalykais, tai aš kažkaip stengiuosi. Man ilgai veikia, aš savo primenu pastoviai, kad vat, kur aš buvau, kokio šikno aš čia buvau, kaip man dabar gera ir man ilgai veikia. Bet jau kaip nustoja veikti, jau kažką naujo ieškau vėl, va tokio save kažkur nustumt, kad važiuojam. Paverestą dar kol kas neieškai. Nu, aš jau nusileidęs, bet vat, ten tie sutartis su žmona kažkaip. Aliaskos tas. Jo, tai arba vat, yra tas K2, vat, Nepale, tas antras pagal aukštį toks, jis, nu, super pavojingas, bet kol kas, nu, reikia su žmona čia derint. Vienas klausimas, kurį dažniausiai labai mėgstu užduoti visiems, kas sėdi šitose kėdėse, yra, jei galėtum kiekvienam Lietuvos žmogui įrašyti į galvą vieną sakinį. Galbūt apie discipliną, galbūt apie tuos didesnius tikslus, galbūt apskritai apie patirtį, kurią, sakytum, kad reikėtų, taip sakant, įsikalti galvą. Ta viena žinutė, kažkaip įsivaizduoju, kad šitas epizodas pasiekė tuos visus beveik 3 milijonų žmonių ir kažkaip sugeba įsirašyti tai į smegenis. Tai aš visur rašau po kalno, jeigu kažkokį palinkėjimą reikia rašyti arba kažką po savęs parašyti, tai viskas labai paprastai. Žingsnis po žingsnio. Tai didžiausi tikslai, didžiausi dalykai pasidaro žingsnis po žingsnio. Aš kaip atvažiavau į Nepalą, į Luklą skridom ir mes ėjom ir aš pamačiau tą Everestą. Nu, tokia didybė, kaip ten gali žmogus atsidurti pačiam viršuje, čia yra, nu, neįmanom. Dar nes aš pirmą kartą tiesiog buvau nuskridęs, mes haiką darėm, net nelipau. Tai, nu, neįmanom. Ir žingsnis po žingsnio pasidaro didžiausi gyvenime dalykai. Po mažą žingsnelį neužlipi dideliais žingsniais kažkokiais, neužbėgi į viršų, neužšoliuoji, o mažais žingsneliais ir bent vieną mažą žingsnelį žengi jau daugiau negu nieko. Super. Ačiū tau, Tomai, aš vėl paliksim ir kelionių visus planus ir nuorodas, ir tavo socialinę mediją visur aprašymuose, taip sakant, labai smagu. Patinka man tokie pokalbiai, kurio aš motyvuoju, dabar, žinai, aš jau po sporto salę šiandien, tai jau gerai jaučiuosi, jau nereikia, žinai, iš tos pusės, bet reikia pasižiūrėti Nemanaslu, Anapurnos, man rodos, yra čia, bet irgi rimtas. Irgi šypsosi background'e. Labai gražus kalnas. Jis tarp kitko pirmoje vietoje. Apeiti. Jis tarp kitko pirmoje vietoje pagal pavojingumą. Apėjimas ne. Apėjimas labai gražus. O Anapurna lipt, sako, yra tokių vietų, kur vadinasi rusiška ruletė, tenais, kur arba užkris, arba neužkris. Aš šitą nerizikuokim. Jo, bet apeit labai gražu. Gerai, super, smagu, ačiū tau, o su visais kitais susiksim sekančiame epizode. Čiau.